šiam mūsų susitikimui. Ir kaip minėjau, kadangi teko tiesiog greitai gelbėti kolegą, kuris turi kitų įsipareigojimų, tai pasinaudoju vienu iš dirbtinio intelekto įrankių, kuris kuria prezentacijas, kurios leidžia interaktyviai įsitraukti į pokalbį su pranešėju. Tai yra SenseTap sistema. Ir tiesiog pabandžiau jos paprašyti, pasitelkdamas Google Gemini irgi dirbtinio intelekto įrankį, sukurk man pačią pradžią pačius pirmus pristatymus. Pačius pristatymus pavadinau dirbtinis intelektas mokymosi arba mokymo ateitis su klaustuku. Prezentacija sukurta su šito įrankiu. Na ir ką man atsakė Google Gemini, kokios yra dirbtinio intelekto galimybės švietime. Tai yra galimybė kurti individualizuotą mokymą, pagerinti mokymosi kokybę, turėti didesnį efektyvumą, turbūt siekiant perteikti vaikams, moksleiviams žinias. Na ir pagerintas prieinamumas, tai yra galima tiesiog įvairių socialinių grupių vaikams pasiūlyti visais įmanomais būdais naudoti šitais įrankiais prie jų prieinant, ar nuotoliu, ar tiesiog įstaigose. Tada Google Gemini man atsakė, kad iššūkiai yra, tai yra naudojant, tai visų pirma, duomenų privatumas ir saugumas. Mes galim tos dalykus jau matyti, girdėti iš kuriamų apgaulingų vaizdo siužetų ar nuotraukų, kurios tiesiog gali būti suklastotos, tačiau pateiktos kaip tikros. Šališkumas, tai yra dirbtiniam intelektui žinias sudeda tie, kurie turi savitą požiūrį ir kurie gali nebūtinai teisingus atsakymus. Nors vėlgi, kas yra teisingas atsakymas, yra požiūrio klausimas, kaina. Šiuo metu dirbtinio intelekto įrankiai nėra pigus, tai yra prenumeratos klausimai ir švietimo įstaigom turbūt yra didžiausi klausimai. Kaip rasti tų lėšų tiem įrankiam, nes jų yra tiesiog daug. Etika. Vėlgi, etika yra susijusi kažkiek su šališkumu. Tai tiesiog reikia, jeigu patys mokinsim dirbtinį intelektą tarnauti mūsų reikmėm, susitarti dėl etikos dalykų, kas nebus galima ar ne, kaip sakyt, naudoti šitose įrankiuose. Ir žmogiškasis ryšys, tai yra, niekas nepakeis gyvo mokytojo, niekas nepateiks gyvo bendravimo. Ir šiuo atveju dirbtinis intelektas yra tiesiog puikia pagalbinė priemonė, bet ne visų problemų sprendimas. Ir visi šitie dalykai yra, kaip ir matot, pačio Google Gemini atsakyti man kaip iššūkius, kurie jie mato. Na ir aš pats iškėliau klausimus apie dirbtinio intelekto naudojimą ugdymo procese. Ir man du klausimai kylantis visų pirma yra, kaip mokytojui, pedagogui nepasiklysti šiuo metu esančiame dirbtinio intelekto įrankių pasaulyje, jų gausoje, nes jie yra vienas už kitą geresni, juos vien testuojant, tu sugaiši daugybę laiko ir paskui nebesupranti, tai kurį čia galėtum panaudoti. Tai mano nuomonė vienas labai svarbus klausimas. Galbūt per tokius susitikimus kaip dabar mes po truputį filtruosimės ir eisim prie tų įrankių, kurie yra išbandyti, kurie gali būti praktiškai parodomi, kurie yra nesudėtingi. Ir kitas dalykas, kaip nesuformuoti moksleiviams įpročių ieškoti lengviausių kelių pasitelkiant dirbtinį intelektą. Tai yra pamatę tam tikras galimybes, kurias suteikia dirbtinis intelektas, moksleiviai gali nustoti galvoti, gali nustoti būti kūrybiški. Ir mano nuomonė, čia yra labai didelė mūsų pedagogų užduotis rasti tą balansą ir tą viduriuką, kaip vaikų nemokinti eiti geriausiais keliais ir kaip juos įtikinti, kad dirbtinis intelektas tai yra tiesiog puikus įrankis jums sukurti geresnį darbą, geresnį projektą, daryti uždavinius, kurios paskiria mokytojai. Ir tada einant jau nuo tos tokios teorinės įžvalgos, noriu pasidalinti naujausių turbūt savo įrankių pora, kuriuos naudoju arba tiksliau testuoju savo užsiėmimuose. Turiu galimybę talkinti NVŠ veiklose ir man ten patinka tai, kad aš galiu tiesiog galimybę išbandyti kurios įrankius su moksleiviais, kurie yra labai, labai žingeidūs, labai smalsūs. Ir šiandieną pademonstruosiu įrankį, kurį išbandėme su trečiokais. Ir visa idėja buvo tokia, kad trečiokai NVŠ veikloje anglų kalbą stiprina drauge aptardami inovacijas, informacinės technologijas. Ir mes su mokytoja nusprendėm anglų kalbos dalykus, kaip sakyti, įtvirtinti, pasitelkdami dirbtinio intelekto įrankius ir tuo pačiu tas skaitmeninės įgūdžius jų stiprindami. Ir tam aš panaudojau vieną iš populiariausių vaizdo generavimo įrankių Midjourney. Ir moksleiviams užduotis buvo tokia.
sukurkite savo superherojaus atvaizdą, tai yra suformuokite dirbtinio intelekto įrankiui komandą ir tada sukūrę atvaizdą mes sukursime šitam atvaizdui muzikinį kūrinį ir tuomet tai gali būti skaitmeninio miuziklo galbūt idėja, pradžia, tokiu būdu vėliau galime pereiti prie judančio paveikslėlio kūrimo ir kitų dalykų. Na ir štai ekrane pavyzdys, ką sukūrė moksleiviai, įvedę labai elementarią komandą. Tikiuosi, kad visi matot, yra labai paprasta komanda, moksleiviai rašė klaidų, jų anglų kalbos nevertino, netikrino, bet tiesiog. Ir jie tuomet stebėjo procesą, kaip vyksta paveikslėlio gimimas, kaip gimsta jų sugalvota užklausa, tada mes čia truputėlį, kaip sakyti, ėjome giliau ir jūsų atvaizdui štai, ką moksleiviai susikūrė. Jie nustebo, kad visa tai vyksta taip greit, kad tai kuria, puikios kokybės ir beveik vos netikros realybės atvaizdus. Ir tuomet sukūrė superherojus, pasirinkę vieną iš jų, mes aišku ėjome toliau, tą nuotrauką gilinom, stiprinom, ją labiau ryškinom, akcentavom. Ir tada mes perėjom prie muzikinio apipavidalinimo šitai nuotraukai ir panaudojame irgi populiarų įrankį Suno. Ir moksleiviai sukūrė dainą, aš bandysiu ją paleisti, tikriuosi matysite, dešinėje yra žodžiai, moksleiviai sukūrė elementarius raktažodžius, va štai matote, sukurk dainą apie superherojus, ir tų herojų vardai yra Amanda, Amelija, Akvilė, Mantas ir Gytis. Na ir labai viliuosi, kad garsą išgirsit, labai ilgai neleisiu to muzikos kūrinio, bet tiesiog. In a world so chaotic where darkness prevails, all of us unbelieve. And I feel set sail with powers unknown. They fight side by side, their courage and strength they cannot hide. One toss and gears both brave. Tiesiog nenoriu atimti labai daug laiko. Tai tiesiog parodžiau keletą galimybių, kurie iš tos visos gausos yra jau mūsų testuojami. Nekalbu apie kitus dalykus, kuriuom mes turime galimybę per Steam centrus gauti, nemokamai išbandyti iš tam tikrų gamintojų, tiekėjų tuos įrankius, kai kurie yra netgi ir mums patiems šiek tiek sudėtingi, kai kurie yra tiesiog puikus. Tai taip ir keliaujam, pažindinamės, esam smalsūs šitiem įrankiam, patys pirmieji stengiamės juos pažinti, na ir vėliau galvojame, kaip tai įdieksime savo Steam ugdyme. Ir šiuo metu aš kartu su kolegomis ruošiu naujausią veiklos aprašą, kuris būtent bus ir skirtas pilnai pažinčiai su dirbtiniu intelektu, nuo įrankių atsiradimo, nuo istorijos, iki tų pačių etinių dalykų palietimo, na ir keliaujant toliau iki gebėjimo prakalbinti, programuoti, kurti arba mokinti dirbtinį intelektą. Tai bus keletos užsiėmimų ciklas ir daug dalykų. Šalia teorijos parodysime praktikoje ir tikimės, kad tai padės moksleivius sudominti ir atrasti tą ribą, kurios ir linkiu, naudojant dirbtinio intelekto įrankius.